Sveiki, aš realiai Jėzus ir šiandieną jums pristatysiu teisingiausią ir geriausią filosofiją. Herakleito filosofija pagrinde atsiremia į ugnies sampratą. Herakleitui ugnis yra pats tiksliausias visatos ir pasaulio veidrodis. Ugnyje jis įžvelgia nuolatinę kaitą, nuolatinius procesus, kurie pasak jo nuolat vyksta ir Žemėje. Žemėje keičiasi absoliučiai viskas. Taip kaip ir ugnyje sudegantis pagaliai perkeičia savo formą, taip ir istorijoje įvairūs įvykiai perkeičia žmonių požiūrį, tendencijas, nuotaikas ir visus kitus dalykus. Anksčiau neparankioms būtybėms, tai yra kairiarankiams, būdavo nukertamos rankos, kad dėl jų nekiltų konfliktų su doraisiais dešiniarankiais. Kairieji būdavo engiami ir jų nuomonė objektyviai neteisinga. Chaotiška muzika nesuvirpina širdies, o joje palieka karštą žarijas ir rėžia ausis. O Dieve, kas čia tokios? Knygų žiurkės. Tiesiai iš bibliotekos atėjusios. Mes knygų žiurkės, bet bent jau ne barbės. Mes nors ir barbės, bent jau gražios. Mes bent ne tokios bukos kaip jūs. Taigi, chaoso atitikmuo ugnies sampratoje būtų per daug stipri liepsna. Per daug stipri liepsna, kaip ir chaosas, griauna, o ne kuria. Per daug stipri liepsna nudegina galūnes, o ne jas maloniai sušildo. Lygiai taip pat Heraklito filosofijoje kairiarankiai ir dešiniarankiai suprato savo skirtumus ir kad sujungę jėgas jie gali pagerinti pasaulį. Subalansuota muzika magiškai suburia žmones ir sukuria nepamirštamą patirtį. Oh my god, labas, seniai matėmės. Labai džiugu matyti. Visai pagražėjusios. Ačiū, bet mes jūsų niekad nepralenksim. Oh my god, Augustė, girdėjau, laimėjai kryžiažodį. Nu, sveikinu. Ačiū. Mačiau, Kotryna labai gražų berną susiradai. Nu, bet tavo ir neblogas. Visiems antikos filosofams svarbiausią vaidmenį tikriausiai atliko harmonija. Herakleitui harmonija simbolizuotų maloni, ne per stipri, ne per silpna liepsna. Ta liepsna, kuri neišvaisto bereikalingai medžio ir ta liepsna, kuri suteikia pakankamai šilumos. Tokia liepsna atneša harmoniją ir išgydo pasaulį.